Labas rytas, draugai! Mes turim tikslą aplankyti 30 Lietuvos vandenlenčių parkų per 10 dienų. Taisyklės labai paprastas. Per dieną aplankyti 3 vandenlenčių parkus, kiekviename iš jų praplaukti ir tiesiog gerai praleisti laiką. Šiandien ryte atsikeliam Wake Pond vandenlenčių parke Anykščiuose. Ir prasideda 4 mūsų kelionės diena, kuomet aplankysim 10-ąjį vandenlenčių parką. Tai nieko nelaukiam, mėgaujamės gražių orų ir skubam įsiakinti parką. Važiuojam. Prasidėjo 4 mūsų kelionės diena. Vakare tikrai labai pavargę jautėmės. Taip. Labai buvo sunku, bet aš manau, kad čia buvo dėl to, nes šiaip 3 parkuose praplaukti nėra taip sudėtinga, bet keliavimas, prastas oras, filmuoti tikrai labai daug jėgų, emociškai labai daug jėgų reikalauja, tas susidėti kameras, ką pasakyti. Tai vakar viskas labai susidėjo į tai ir jau Anykščiuose, Wake Ponde jau ir plaukt buvo labai sunku ir miegot nuėjom pakankamai anksti, nes jau tiesiog nebebuvo likę jėgų. Bet šiandien jaučiamės atsigavę. Aš tikrai jaučiuosi pailsėjęs, raumenys jau biškai atsipalaidavo nuo vakar. Tai galim tęsti savo kelionę, o savo kelionę tęsim jau 10-ajam mūsų parke. Tai yra UWP, arba lietuviškai visi sako UVP, tai yra Ukmergės vandenlenčių parke. Man šitas parkas kuo ypatingas, tai yra tuo, jog jie patys gaminasi figūras. Figūros jų parke yra pačių gamintos ir jie turi labai unikalių figūrų, kaip vienas iš pavyzdžių yra bumpas su boksu, bumpas su incline. Tai tos figūros yra tokios, kokių tikrai nerasite niekur kitur Lietuvoje. Ir į Ukmergę visada malonu grįžti dėl Dariaus, kuris yra savininkas parko. Jis yra labai šiltas ir draugiškas žmogus, net nebijoju, kad patys tuo įsitikinsite neužilgo. Ir jo, jie turi 2 sistemas, viena yra su figūrom, kita yra be figūrų, pradedantiesiems mokytis. Batutų parkas, jie rengia daug vakarėlių, tinklinio čempionatų, batutų varžybų ir, man atrodo, šiais metais statosi namukus, tai galima bus ir apsistoti neužilgo Ukmergės vandenlenčių parke. Tai oras kol kas be lietaus, tai labai tikimės, kad taip ir išliks ir važiuojam į Ukmergę, važiuojam aplankyti UVP. Važiuojam. Kas oras atrodo gražiai. Pažiūrėsim, ar toks ir išsilaikys. Truputį vėjuota, bet šitas nebestebina. Labas! Gyvi dar? Nu, kaip čia pasakys. Vakar jau sunkiai buvo. Okei, intensyviai, dar tik pradžia, realiai. Ką? Trečdalis? Jau trečdalis. Čia pat praplauksim ir bus trečdalis baigta. Okei, tai gerai, dar jėgų yra, reiškia, kas bus toliau. ten jau parkam sakysi tuoj, kaip gražus jūs parkai esat, bet... Jau pavargau.
visiškai nelaikė rankos, aš jau nieko nebepadariau tenais. Tai mes gal 10 jau į lovą atsigulėm, jau gal net anksčiau. Kinkit pas mus posūkiai tokie lėtesni, juos reikia daugiau papjauti. Išlindo saulė. Nice. Šiandien lankomės Ukmergės vandenlenčių parke. Kaip ir minėjau prieš tai, jų išskirtinumas yra pačių gamintos figūros. Sistema, kuri yra viena iš ilgesnių Lietuvoje. Nepamiršt tausoti savo jėgas, kad ir kaip smagu plaukti. Nes iš ryto pirmam parke dar jėgų yra, bet paskutiniam jau nebe. Out of the blue, you went and I was left behind. I know you found your peace and mind. I want more, 'cause there's no reason. I'll shed no tears now that you're gone. There are times when I tell you went away, but I know you. Žinoma, kaip kitaip, jeigu ne lietus šiai kelioniai. Tai praplaukim Ukmergėj, pradėjo lyti, tai dabar einu iki mašinos, arčiau privažiuosiu, kad būtų galima sausiau daiktus susinešti. Ir ačiū Dariui už lietpaltį, kad galėčiau iki mašinos nueiti sausai. Tai, bet šiaip bendrai žiūrint, Ukmergė labai faina, net ir esant vėjai, gaila tik tai, kad dabar lyja. Bet tikrai labai rekomenduoju užsukti vien, jeigu net neplaukti, tiesiog vien tam, kad pabendrauti su Darium ir su operatoriais, nes visada pakelia nuotaiką. Labai lengvai manevruoja. O 4 varomų yra toks variantas? Nesu tikras, žinok. Bet atsiras ateityje tikrai. Tikiu. Bet šiaip jisai nuvažiuoja 400 km vienu pakrovimu. Tai tikrai normaliai. Taip, 384 priklausomai kaip važiuoji. Priekis gražiai atrodo. Jisai toks biškai aukštas atrodo. Bet nu realiai nosis ten ir baigėsi. Tai aš prisėsiu. Apsitysau kojines. Ir
trečdalis parko įveikta. Taip. Taip, įveikėm 10 vandelenčių parkų. 4 diena prasidėjo Ukmergės vandelenčių parkas. Net nežinau, nuo ko pradėti. Galima pradėti nuo to, kad jie tikrai turi vieną ilgesnių sistemų, kas irgi labai smagu, kai gali ilgai plaukti. Taip, man atrodo, jeigu gerai atsimenu, tai yra virš 300 metrų. Tai viena iš, sakykime, 3, mano, jeigu neklystų, ilgiausių sistemų Lietuvoje. Tai jo, tai ir figūrų galima 4 setus įdėti su pakankamai didžiuliais tarpais ir jeigu figūrų neimi, tu gali tiesiog pirmin atgal plaukti labai ilgai. Nepaisant unikalių figūrų, kurios yra vandenyje, čionais kiekvieną kartą malonu sugrįžti vien dėl Dariaus, savininko ir įkūrėjo Ukmergės vandelenčių parko ir šiaip viso kolektyvo, nes atrodo, čionais galėtum valandų sėdėti ir kalbėti ir bendrauti. Visada jie labai gerai nusiteikia, visada turi ką papasakot, naujų istorijų, savo naujų veiklų, ką jie dar sugalvoja, nes parkas tikrai labai daug turi įvairiausių renginių ir kaip tik dar papasakojo, kad užsiema ir socialinę veiklą, socialiniais projektais, tai yra globojamiems vaikams, suteikia laiką ant batutų pašokinėti, kas irgi atrodo labai smagu. Realiai jie yra Ukmergės traukos centras laisvalaikiui, nes jie ir socialinė veikla, ir renginiai, jie tiesiog traukia žmonės į parką. Ir jie kiekvieną kartą jie pasakoja vis apie naujus planus, tu matai jų progresą, matai kažką naujo padaryto ir tada dar girdi apie naujus planus. Ir vieną planą man Darius leido pasakyti, tai yra tai, kad planas yra apie 2030 metais planas yra statyti ratą. Statyti ratą Ukmergėj. Tai čia, aišku, yra planas, planai pavyksta, planai nepavyksta, čia nieko konkretaus, bet idėja yra statyti rato sistemą. Manau, ratas tikrai būtų įspūdingas ir žinant Darių ir kaip jisai gyvenina projektus, aš manau, kad tai tikrai bus įspūdingas parkas ir labai tikiuosi, kad pavyks. O kalbant dar apie patį parką, tai irgi galima pasakyti, kad labai jaukiai viskas įrengta ir netgi persirengimo kabinas tikrai labai gražiai išpieštas. Tiesiog pati terasa irgi labai gražiai ir jaukiai įrengta. Ja, aš atsimenu jau pačiais pirmais metais, kuomet jie dar tik atsidarė ir aš važiavau pirmą kartą. Ta terasėlė buvo dar tik tai viena mažytė ir buvo toks havajietiškas vaibas. O dabar jie įsirengė virtuvę, kuri turėtų startuoti jau šiom dienom. Tai vėlgi, sakė, ten planai yra terasą pratęsti, šildomą terasą, vitrininę už stiklo. Tai realiai čia galima vis atvažiuoti ir vis kažką naujo surasti. Bet mums reikia skubėti įsiaginti parką, nes laukia valanda kelio, tai susitiksim kitam parke ir kitam video. Nepamirškit prenumeruoti, nes rytoj šiais jau 11 video, tai mes keliaujam, o susitiksim rytoj.